praeities puslapius. Šį vakarą, šiandien, Vincui Kudirkai sukanka 150 ir 1 mėnuo. Kudirkos laiškus. Kiekviename iš jų dvelkė siekis dirbti, skatinti lietuvybę, Lietuvos kultūrą, nors jėgos jau visiškai seko. 1898 Liepos 15 diena. Rudenį, žiemą, pavasarį išgulėjau lovoje. Dabar vaikštinėjau, bet tik po kambarį. Iki žiemai dar turbūt išliksiu gyvas. Vienok nepasiduoda, nenuleidžia rankų. Ir tų pačių metų rugpjūčio 24 dieną laiške savo tautiečiams rašo: Kanklėms antram tomui turiu jau parengtų 15 dainų. Renku prie jų tekstus ir galiu duoti spaudai. Tai yra tokia gražnutė, tokia jaunutė, kad tikrai kūdikėlis, nes jinai gimė tik šių metų sausį. Ir mes šiandien dainuojam ją jums pirmą kartą. Šiai dainai žodžius parašė mūsų gerbiama poetė Zuzana Stunžėnienė. O muzika mūsų vadovo Petro Pliurkos. Liko mirė sapnai.
nemokytas ir baisiausias girtuoklis. Ir buvo pasiųstas į Lietuvą čionai paviečio viršininku, kad padarytų tvarką. Viršininkė, laba diena. Aš čia su reikalu. Aną dieną atsiuntėm žydelį, bet tu į ponas viršininkė, tas žydelis toks prastas kvailas. Nemokėjau su pono viršininku apsieiti, padarė mums gėdą. Tu į ponas viršininkė, nepamirškit apie mūsų reikalą. Tai žinokite, kaip reikia elgtis su vyresnybe. Ui, ponas viršininkė, žinosim. Žmonės išvedė